Trumpa žinutė vykdantiems veiklą su verslo liudijimu. Tikrai yra nemažai žmonių, kurie jokios kitokios veiklos nevykdo, bet išsiperka verslo liudijimą ir dirba su juo. Pajamos gali būti iki 45 000 eurų, kitais metais, kaip žinia, iki 50 000 eurų, taip kad galima visai padoriai iš to išgyventi. Bet yra dalis žmonių, kurie išsiperka verslo liudijimą kelioms dienoms per mėnesį, jiems to pakanka. Jokios kitos veiklos nevykdo ir nežino, kaip kaupti stažą pensijai. Tai tokia galimybė dirbant būtent su verslo liudijimu yra. Net jeigu tu išsiperki jį vienai ar 2 dienoms mėnesį, pateiki prašymą sodrai mokėti įmokas nuo minimalios algos verslo liudijimo galiojimo laikotarpiu ir gali mokėti įmokas nuo minimalios algos. Plus 3%, jeigu kaupi antroje pakopoje. Tokiu būdu per vieną mėnesį gali sukaupti 1 mėnesio stažą, jeigu tau tai aktualu. Tai tiesiog turėk omenyje. Pelningo verslo.